Tai ką reikėjo padaryti, kad pritaikyti prie 30. Skylės sėdynių tinka, absoliučiai nereikia nieko pergręžti, tai aš galiukus nupjoviau, kad nekišotų, nes tiesiog skylės pasinaudoja artimesnės ten, kur yra jau padarytos. Tai čia va tiesiog nupjoviau iki tos vietos, kur yra beigelių stabdis. O beigelių stabdis yra va čia va. Tai reiškia, čia matosi tas spindus paviršius, tai yra, kur šratukai raičiuojasi ir tiesiog beigelis vaikščioja. Ir čia yra bobikas toksai va iškilęs, kitaip sakant, ten iš anos pusės yra pakalta, kad tie šratukai atsiremtų ir neleistų daugiau atgal sėdynės atslinkti. Tai jeigu aš nupjaučiau dar daugiau, tai tiesiog tada atslinkus sėdynę atgal, iškristų šratukai ir būtų tragedija. Tai lygiai tas pats ir šičia. Ir lygiai taip pat dabar reikia ir čia nupjauti. Tai yra, vat, kaip matom, galiukas iki šitos vietos. Tada saktis pasikeičia. Čia nusipjauna atsikišimas, kadangi į kilimą remiasi labai. Čia šitas napukas užsilenkia irgi. Ir principe viskas dedasi balton. Čia yra realiai, tai šitie beigeliai šiek tiek gal per kokį 1 ar 2 mm siauresni. Bet kadangi čia yra ant šitų tokių vat strypų, tai jie turi kažkiek tai to pasivaikščiojimo, supranti, palaidumų. Ir labai puikiai įsideda be jokių didelių pastangų. Na ir kol dar neužlasdavoju ant manęs negyvai, ką aš čia darau per nesąmonę, tai tuo jau paaiškinsiu, kodėl aš čia kažką tokio galvoju svapą tą daryti. Na ir čia dar po 3 šaibeles įmečiau, kad tiesiog ne kilimo prisiverštų, o ant kėbulo tiesiai per šaibas, nes šičia nėra ant sėdynių tų įvorių kažkokių, kaip originaliai yra, kurios pralystų ten pro kilimą. Ir taip pat reikia kažkokių varžtų, tokių vat šešiakančių čia gale, nes neina veržlys prieiti 17 prisuk, nes tiesiog ten per siaura yra tam beigelyje. O priekyje atrodo, kad yra vietos, jeigu gerai atsimenu. Tai kodėl aš galvoju apie šitą svapą? Tai vienas dalykas didelis, kuris man nepatinka su tom sėdynėm. Aišku, gal ir pataisomas, bet čia toks restauravimo dalykas. Tai kad jos kleba. Visur išdėlimų yra tokios, žodžiu, makalaikos ir labai jaučiasi važiuojant. Tai aišku, aš čia ruošiuosi 100 metų sutvarkyti tą dalyką ir manau, kad galima sutvarkyti. Dabar jau pradėjau abejoti, ką čia daryti geriau. Kitas dalykas, tai man nepatinka, kaip aukštai juose sėdisi. Ten yra ta keleivio nuleista iki galo, sureguliuota panašiai ten, žodžiu, šitą irgi dabar nuleista iki galo. Ir, principė, nežinau, čia per kamerą, aišku, nelabai matysi skirtumas, bet sėdint žymiai, ta prasme, žymus yra skirtumas. Sėdys jau normaliai, ta prasme, žemai, kai nusileidži iki galo žemyn. Šitos pirmukų F21, jos visai atrodo čia netaip jau ir svetimos. Nėra, kad labai skirtųsi pati forma sėdynių. Aišku, čia dizainas tokių visokių nesąmonių, bet čia viskas pašalinta persiuvimo metu bus. Plius aš galvoju uždėti šitas rinkutės va tokias klasikinės. Čia tiesiog ant siūlių, tai vėlgi pridės klasikos. Pirmuko, kaip mano pirmuko yra. Tai irgi variantas, jos irgi taip pat bolton susideda, bet čia stovi didelis papas toksai airbag, kur parašyta, tai vėlgi toks šiek tiek netaip man patinkantis dalykas. Ir aš taip sakant, iš to retro dalyko išeina labai iš karto. O čia kaip ir nieko nėra. Nu ir plus aišku, čia visokie tie mechanizmai atlenkimo, kad viskas puikiai veikia naujos mašinos, ten žodžiu. Nieks nekleba žodžiu. Reguliavimo tai realiai lygiai tiek pat. Ai, ne, pala daugiau čia. Šito dar neišbandžiau, čia, žodžiu, pasijungus turbūt, kad šitas pripūtimas vadinasi. Todėl aš galvoju tą svapą daryti. Čia, aišku, turbūt ne vieno nebus, kuris pritars šitam svapui, nes jūs matot per kamerą tik tai vaizdą, o vaizdas tai dabar, aišku, kai persutos anos, tai žymiai geriau atrodo. O kai šitos bus persutos, tada jau gal
vienas kitas ir pritars arba netaip pyks ant manęs. Aš įsidėjau ją dabar tiesiog pabandyti pasivažinėti, pažiūrėti kaip kas ir šiaip tą teoriją patvirtinti ar paneigti, kad ją galima įdėti čia normaliai ir jinai padarė čia viskas atrodo ir gaunasi. Tai vat, ir dar vienas dalykas, kad tos sėdynės priekinės yra žiauriai brangios, retos ir, faina turėti, bet galima tiesiog parduoti ir už tos pinigus šitas pasimti ir persisiūti. Tokie niuansai ir man labai daug atkrenta problemų šitas sėdynės sumetus. Išėmėm sėdynę, prisimatavom ten viskas, žodžiu, gerai, viskas man patinka, maloniai važiuojasi, sėdis ir taip toliau. Tai dabar suderinom plius minus, kad persiūtų, nes reiškia savo senas tas originalias gražias dailias sėdynės pardavėm, tai už tą sumą šitas persisiūsim šviežiai, gražiai ir kiek įmanoma suteiksim jom klasiško dizaino ir žodžiu ten panašiai. Na, o dabar dar reikia prasivest mums laidukų porą į abi pusės, kad reiškia galima būtų pajungti tą pripūtimą. Tai tiesiog 12 voltų per saugikliuką atvesim, kad nuo degimo ateitų. Tai turbūt, kad nuo langų maitinimo čia nusardyt ir pravest per kilimą prakišt, kad čia išlystų. Išsikrapščiau čia žodžiu visus tos modulius, čia kur sukrovęs buvau. Čia va mano baisusis langų modulis pagamintas iš visokių čia reilių blokų, laikų, reilių ir dalykų. Aišku, jis veikia visai čia smagiai. Spustelni kartą ir važiuoja langas. Jeigu biškį ilgiau palaikai, tada jau jisai sustoja. Žodžiu, taip kaip norėjau, pasidariau ir veikia, jokių problemų. Čia paskui, jeigu neklystu, čia yra signalizacijos pyptelėjimas. Pypteltų, kai užrakini ir atrakini. Čia vėl modulis su uždelsimu, kai išjung, reiškia pasukai raktelį, kad dar langai kažkiek tais veiktų. Buvau padaręs dar, kad duris atidarius langai veiktų. Čia dar šviesų modulis, kad reiškia, kol yra šviesų, tol salone neveikia apšvietimas, kad tipo nedegint lempučių be reikalų. Žodžiu, visokių čia makarajų pridaręs, viskas čia kaip ir veikia, bet laidų krūva, nieks praktiškai čia nesužymėta normaliai, turais galiniai voratinkliai. Tai žodžiu, biški man bloga pažiūrėjus į tą visą mano suraizgaliuotą darbą. Bet jo, čia kad gražiai perdaryti dabar viską, tai pasižiūrėjau dar čia, kad maitinimas į visus realiai šitos modulius. Tai vienas laidas iš variklio skyriaus, ten vienas saugiklis. Tai reikėtų atskirai dar šitiem padaryti irgi saugiklius, tai nusipirkau ten tokią saugiklinę, kur ateis vienas pliusas ir iš to pliuso paskui per saugikliukus dalinsis visiems kitiem dalykam. Tai, nes kai kurie dalykai labai mažai reikalauja srovės ir gali nedudegti tas saugiklis, o tas plonas laidas, tarkim, pradėti svilt. Nes dabar tai čia pas mane susukti visi pliusai į krūvą, čia varščiukas užizoliuota. Ir ta prasme nėra papildomų saugiklių. Tų laikų Luko darbas, kur su elektra visiškai nieko bendro neturėjo. Tai čia buvo šitą iš tikrųjų modulį pasidaryti langų. Labai toks wow. Ir nežinau, jaučiausi kaip kažką išradęs. Tipo neišradęs, bet tiesiog. Ir čia į žvejų reikmenų dėžutės viską sutalpinau, sudėjau. Tipo. Viskas kaip ir veikia. Viskas čia būtų gerai, tik tai, kad raizgalinė biški. Ta proga dadėsim dar vieną raizgalinę, kur durų reiškia gongą. Realiai tai čia kaip pažiūriu šitą visą krūvą modulių, tai galvoju, blemba čia, kam tokių nesąmonių prisidaryti. Prasme, gerai, kai yra, bet kai pasidarai ir dasideda dar krūvą laidų, čia krūvą laidų, ten krūvą laidų, tada nesigaudai, kur kas eina ir nuo ko eina kas. Aišku, jeigu reiktų remontuoti ar reiks remontuoti, nežinau kaip čia pasakyti. Tai ar verta čia pridarytų nesąmonių krūvą? Jeigu reiktų daryti iš naujo, tai tikrai nedaryčiau. Šitą galbūt modulį langų tik tais pasidaryčiau. Visą kitą, tiesiog, ką žinau. Aišku, faina, kai pyptelna, kai užrakinė atrakini, tu girdi ar užrakinai atrakinai. Tai jo, čia taip ir gimė, pubiški tie visi dalykai. Tai smagiai išsidraskim saloną. Tiksliau čia tą panelę laidus persijungiau, atsivedžiau čia į sėdynės. Ir dar išmečiau gaugių rinkinį, nes tiesiog jau iš anksčiau sugalvojęs, kad jungsiu tiesiog į kompą parametrus, kad kompas ten atjungtų kažką tai ir apsaugos būtų.
ir per šitą planšetę matysim tuos visus parametrus, tai principė, tų gaugių nereikia. Ir su visa ta panelė, kadangi ten skylės išgręžtos, kažkam galbūt parduosim, jeigu norėsim. Tuos daviklius išimsim irgi viską sukomplektuosim. O čia įsimesiu, kitą tiesiog konsolę, tai ją dabar reikia išplauti. Turim čia Shell Motor Vask, kuris man principė vienas labiausiai patinkančių chemikalų plautų varikliam ar tai šiaip nešvarumam, nes jisai plauna pačias ir žemes, ir tepalus, ir žodžiu, esmė, kad viską nuplauna. Tai va šepetukas, motor vaškas ir šiltas vandenukas. Tai išsituštinom pečiuko radiatorių. Čia tiesiog sujungiam pečiuko žarnes tarpusavy, tiesiog, kad nebėgtų ir nereiktų išleidinės sistemos. Tai va, tai prasipūtėm ir ten dabar radiatorius turėtų plius minus tuščia būt. Tai kai atjunginėsim ten viską, nepribėgs į saloną. Tą vožtuvą išsiėmėm. Čia turėtų būt silikoninis žiedelis. Bet čia kažkodėl nesilikoninis žiedelis. Kodėl pas tave, Lukai, nesilikoninis žiedelis? Ar aš čia originalus nusipirkau? Gal nusipirkau? Žodžiu, bet šitas kaip ir neleido kur vožtuvas. Tai šitas leido. Apatinį varžtą ten kiaurai iš anos pusės. Atsukau, o viršutinį dabar net nežinau kaip reit, nes niekas niekur ten neįsitenka. Žodžiu, o šiaip rodė, kad reikės keisti. Čia nors ir sunkiausiai keičiasi. Labiausiai užknisa, bet reikės keisti, nes jisai yra parudęs. O parudimas reiškia, kad jisai virsta į sausainį. Ypač čia irgi stipriai parudė. Jeigu būtų toksai gelsas, o šviesus, tai tada viskas ok, dar jisai tarnaus, bet parudimas reiškia, kad jam pyzdets. Kiek čia reiks ardyti, bet man atrodo reiks pedalus išsiardyti ir vairalas nusileisti. Taigi turime special tool. Ir atsukom varčiuką. Ir čia irgi turim nesilikoninį tikrai žiedzelį ir jisai yra kietas. Esmė, kad užsakėm visus vamsdukus, visus vožtuvus, radiatorių, tarpinės naujus, kad čia vieną kartą galima būtų pamiršti šitą reikalą. Ir dabar bus radiatoriaus krapštimo operacija. Išsitraukus biškį radiatorių, pasirodo, kad jisai jau nori biškutį leisti. Jau matosi paraudimas. Pačiu laiku aš čia sugalvojau įkeisti. Situationas yra be pedalų jau pagrindinių. Ir liko tik rėmas, kuris čia ir trukdo viskam. Reikia su 4 pirštus puslės ir 2 viršui. Ir tada rėmelis turi nusimti. Čia cilindriukas atlaisvintas, turėtų išsirangyti. Tada liks vairos virtį paleisti žemyn. Dar koks dalykas, tai aš jau senai planavau paleisti vairos virtį žemyn, tiesiog pareguliuoti ją žemiau padaryti. Nes šiaip nesireguliuoja čia aukštas, kai aš mėgstu sėdėti kuo žemiau ir aš pats nesu aukštas. Man vairas uždengia spidometro apačią, aš nematau apatinių lempučių. Tai žodžiu, pasileisti vairą žemyn per kokį centimetrą bent ir ten visai galima nesunkiai tai padaryti. Tai reikės poros ilgesnių varžtų, kurie prisuka čia realiai tą reikalą ir šaibučių. Situacija kaip ir paruošta išimti radiatoriui, bent jau bandyti, nes gali būti, kad dar kažkas biškį ten patraukti reiks. Bet principė vairas
paleistas ribotuvas, supranti, kad neišlaužtų kažko ten labai nenulenktų per daug. Ir galim žiūrėti, kas šis to radiku gaunasi. Blemba, šitas panašu, kad dar knis protą. Ai, tu gaidžiau. Šita pūslė. Bobikas šitas čia pas mane, ta pūslė dar ne originali, tai šitas bobikas nenusisuka, nes originalioje nusisuka. Tai dabar ką man čia pūslę dar reikia patraukti. Nu, baikit jūs, davai. Jo, šitokio žodžio ankštoje vietoje progreso nelabai yra kaip parodyti, bet čia yra wow. Tai prasme, čia šiaip netai prasikišau pro šitą svirtį, šiaip netai pro cilindriuką, o čia viskas tiesiog nėra jokio tarpo. Šiaip netai per sankabos cilindriuką. Ir dabar šičia jau į laidus kaip ir atsiremia, bet jau kaip ir išlindo. Oi, belia! Namba, krekždutės žymiai maloniau padarė, bent kompakto, tai ten tikrai labai maloniai išsiema, ten vieną plastiką, man atrodo, naimt reikia. O čia tai jo, viskas trukdo. Šiaip netaip išmūčinom šitą bjaurybę. Galėtų jis būti kokį bent centimetrų trumpesnis, tai žymiai lengviau būtų. Žodžiu, bet pavyko. Čia matom kaip ir jokios tragedijos, bet, grinai čia tavo riba, kur dar labai laiku. Visai džiaugiuosi, kad čia sugalvojau įsivelt, visą sistemą atnaujinti. Tai čia, kaip matom, kempinėlė buvo užklijuota, viską čia sandarinau, tai čia tas svarbiausia yra, kai norim, kad šildytų normaliai. Čia aš ir iš išorės kempinėlės buvau pakliavęs, nors čia nėra tiek svarbu, bet pažiūrėsim, maglės dabar užsakiau, tai čia behoras buvo. Tai žodžiu, pažiūrėsim, maglės ar normalios kempinėlės ateis, ar per mažos, kaip termotekų, man atrodo, būna per mažos atėjo. Didysis darbas atliktas, reiks kažkaip dar gražiai įbrukt naująjį. Tai jeigu reiktų nupasakot, kaip čia aš jį ištraukiau, tai, žodžiu, sudėtinga. Principė, tai šitas dalykas, tas stabdžių, aišku, įvairūs virtis, viskas gaunasi po apačią radiatoriaus eina. Ir radiatorius finalė, kai išsitraukia jau, tada jisai pasitraukia atgal, reiškia, čia kaip į kamerą žiūrint. Ir tada po biškį skersuojasi šitas galas arčiau čia per laidus. Aišku, originaliai tiek laidų nėra, tai biškį gal ir lengviau. Šitie laidai nuo svirties irgi pasikelia ir laidai virš pečiuko būna visi. Reiškia, taip mes jį ištraukiam. Susirasim ilgesnius varžtus dabar, pasidarysim įvarės, kad vairo tą aukštį galim būtų pasireguliuoti. Vairo spaceriukai pagaminti. Tiesiog 4 šaibutės į vieną suvirintos, kad patogiau būtų sudėti. Ir principė ilgesni varžtai, tai dedasi ilgesnis varžtas iš apačios, tada iš viršaus šaibutė ir prisiglaudžia ten prie viršai to braketuko. Taigi atkeliavo mūsų radiatorius maglė behurė, supranti. Ir čia principė yra to pačio gamintojo. Bent jau buvo, nes dabar viskas čia persikelia į China, made in China dalykai. Tai, žodžiu, aš tik labai tikiuosi, kad jie čia kažkiek nukontroliavo tą kokybę ir tarkim čia mandžetukai, kur sandarina, kad jie ne kažkokį lievį ir, žodžiu, nepradės čia man leist po kokių 3 metų. Tai, o šiaip tai viskas čia, žodžiu, su juo kaip ir okei yra, aišku, mandžetukų nepridėję naujų gaidžiukai, šitą kempinėlę pridėję, tai viskas gerai. Dar kas kaip ir neblogai, tai kad panašu, kad, reiškia, čia matosi, kad reikėjo jam sandarinti iki šito kantuko. Tai, o šičia žiūrint ant šito naujo, šitas kantukas yra lygus su šitais pinukais, tai reiškia, kad kempinėlės nereikia storos. Nereikia storos, kad jinai sandarintų pilnai čia viską tvarkingai. Čia, pavyzdžiui, reikėjo turbūt storesnės. Tai viskas čia labai fainai. Aišku, gali būti sunkiau įgrūsti ten į vietą, galbūt, nežinau. Bet, aišku, dar reiktų pasimatuoti, kiek ties čia yra plotis, nes, aišku, jeigu čia yra siauriau, tai tada aš čia pasakiau nesąmonę tiesiog. Turėtų būti 14,5. O čia turime ką mes? Aha, čia mes turime mažiau, 14 praktiškai. Tai reiškia, tada aš nusišnekėjau ir čia reikia storesnio. Greičiausiai negu šitas storesnio, tai klijuosim žodžiu savo. Tas, kur storesnis čia irgi buvo tas, tik tai, kad jis susiplojo. Tai jau geriau, jeigu susiplojo, negu kad nesandarina. Tai. Na ir apkamšymas atliktas visas.
Čia va tą, kur buvo pridėtas, tai aplinkui čia tik tais aplijom, nes, tiesiog čia daug nereikia. O čia jau, normaliai. Einam bandyti grūsti. Surinkom viską, ką galėjom, plius minus. Susimetėm pedalus atgal. Dar čia tą bragetuką nusipirkau sankabos pedalų mygtukui, kad ten galima būtų launčą pasidaryti ir panašiai. Tiesiog, kad kompas sankabą matytų. Na ir dar aš gavau saugiklinių tokių. Šitaip atrodo. 4 saugikliam dar turiu biškį didesnę, 6 lygtais turbūt. Tai žiūrėsim, kiek čia tų laidų pas mane, kiek tų pliusų tų maitinimo eina. Aš spėju, kad imsim tą didesnę dar. Ir principė čia ateina tas pliusiukas. Ir tada čia kiekvienam dalykui išeina. Prisisukam tą laiduką ir įsimetam saugiklius. Taip pat čia lipduką užsikliuojam ar užsirašom, kieno jisai yra. Ir viskas tvarkingai. Na tai va, saugikliniai vietoje, susižymėjom viską tvarkingai. Dar įsimetėm sankabos tą mygtuką į kompą, nuvedėm laidą. Čia kažkokį tais rusišką kažkokį. Bet jisai yra visai gerai už tai, kad jis turi dar eigos, kiek nereaguoja. Ta prasme, kad nėra, kad ten kaip starleto prilieti pedalą ir iš karto jau jisai launčina. Tai čia žodžiu, padariau dar tokį išradingą reikalą su šitu klipsiuku. Reiškia, šitą uždėjau ir jis taip masę gauna ir prie to klipsiuko prilitau laidą, kuris eina į daviklį ir iš daviklių eina į kompą. Tokie reikaliukai. Nusivedėm iki kompo tą laidą. Čia viską kaip ir sutvarkėm, viskas gražu. Laukiam dar pečiuko ten detalių, kur užsakęs naujas. Čia kas liečia kompą pajungimą, tai žodžiu, to launčų ten tikrai nejungsim dar. Tik tai ant naujo variklio, naujo setapo. Tai čia tiesiog jį atsivedžiau į tą fiškutę ir paskui, kai reikės, tai tada vis tiek, žodžiu, planuoju visą naują laidyną daryti, viską naują, tai tiesiog čia nedrakoninsim šito. Beje, šitą setapą, variklį su viskuo, su kompais, su laidynais, su išmetimu, ta prasme, pilna, galėčiau kažkam perleisti. Aišku, čia sumeliai nemaža, nes daug yra vertingų dalykų. Žiūrint į kilovatus, tai kaip ir neapsimoka, bet unikalumų prasme tai labai neblogas variantas. Nes, taip sakant, pačiam darant iš naujo nuo nulio viską, tai tikrai būtų žymiai brangiau. Matysim, kas tuo senu setapu. Aišku, jeigu parsiduotų visas krūvoj gabalas, tai būtų tiesiog patogu man ir kažkas galėtų toliau džiaugtis, ten nereikia net kompų programuoti. Bet matysim, žodžiu, nes tiesiog daug pinigų, tai čia toks ne Lietuvos rinkai biškį setapas. Dabar pagalvojau, dar reiktų įsidėti mygtukus ar mygtuką. Žodžiu, mygtuką, su kuriuo galima būtų pabudinti planšetę. Nes dabar jinai ten, tarkim, išjungi, degimą greitai sujunginėja, jinai ten pasimeta biškį ir grybas gaunasi, jinai atsijungia ten ar neatsipeikėja. Tai yra mygtukas jos, tas powerio ir aišku, kad, žodžiu, kad būtų patogu, tai čia reikia įsimesti. Kažkada reiks dar radijos dalykus daryti, bet radijos dalykus norėčiau iš karto susidėti ir garsiakalbis, ir stiprintuvą. Radijos tik tai dar pasidariau iš galo atromą, kad atsiremtų ir nenulėptų, nes pirmai buvo tokia pakritus. Žodžiu, persikreipus, o dabar viskas tiesiai. Panašu, kad čia viskas bus paprasta kaip 2x2. Šitas, supranti, paveiksliukas nusigramdo labai tvarkingai, tai nugramdysim visas šitas bangeles. Gausis tiesiog planšetės ikoną. Tada pašalinsim šitą metaliuką, kuris fiksuoja, kad reiškia užsifiksuotų mygtukas. Ir kaip ir viskas, mums tik to ir tai reikia. Mygtukėlį planšetės. Šitie 2 kontaktai. Pasijungs ir viskas. Atkeliavo originalios naujos dalys. Pats brangiausias, prabangiausias brangakmenis šitas yra. Nežinau, kaip aš ten tada sugalvojau jį nupirkti, bet, žodžiu, buvo pirkimo metas. Nes jisai, žodžiu, kainuoja apie 300 eurų. Aišku, jisai probleminis yra. Mano yra dar geras, bet kažkaip pagalvojau vieną kartą perimkim tą pečiuko dalyką ir pamirškim. Paėmiau šitą dar parduosim, vis tiek jie, žodžiu, einami yra. Tai kažkiek susigražinsim gal dar. Paėmėm ir šitus 2 naujus dalykus. Šitie tai čia pigesni reikalai, bet, žodžiu, viskas bus pečiuko dabar nauja ir originalias dar šaibeles. Pečiuko irgi čia, kur dedasi. Tai liko sumest ir bus salone reikalai baigti, galima bus surinkti
viską ir laukt sėdynių, kada mūsų tos sėdynės persiūsgi. Važiuojam pasiimti 30 sėdynių pasiūtų. Pažiūrėsim, kaip ten pasiuvo, padarė kostum, pasendino dizainą sėdynių, kad susilietų tvarkingai 30. Tai šiaip iš nuotraukų atrodė labai neblogai. Biškį pakainavo, bet kadangi reikėjo keisti dizainą sėdynės šiek tiek, tai ir suprantama, kai vieną vienetą tik tai gaminam. Na, atvažiavom. Šičia vyksta tie stebuklai. Sneak peekas, piksnykas. Įsipakuosim grįžę, apžiūrėsim normaliai, sumesim ten viską. Tai žodžiu, kainavo 1500, 2 sėdynės, nu aišku, su medžiagom. Tai faktas, kad pusė kainos turbūt yra dėl to, kad reikėjo kostum daryt, perdaryt tą dizainą, siūlės ten kitaip galvot. Sakė 3 kartus, man atrodo, ta prasme, siuvo tą ruošinį, kaip pasakytas, formas viską, kad normaliai sugultų viskas. Tai, tiesiog normalu, vienetinis dalykas. Pinigų daug, bet, nieko kito čia neprigalvos. Plius nelabai kas nori apsiimti tokių kostum dalykų ir kas apsiima, tai gali pridaryti nesąmonį sukar, ten, tarkim, iš pirmų karto kas gavosi, tai davai, važiuok. Tai žodžiu, čia aš tikiu, kad viskas gerai padaryta. Čia jie sakė ir mašinas aplamai nuo nulio restauruoja, kad kažkam atvaro ir daro ne tik salonus, bet jau sakė, tų mašinų restauravimų jau labai nori užsiimti, nes reikalų belikė, kaip ir aš žinau, kaip ir jūs žinau, turbūt mano video žiūrėjo. Manau, kad labai galimai siūsim čia E28 saloną ir žiūrėsim. Tai E28, sakiau, reiks pasižiūrėti sėdynės nuo E34 priekinės, prekarinės, nes jos tokios malonios pakankamai ir, žodžiu. Ir tada jo, visą saloniuką persut kažkaip tais. Tai žodžiu, lekiam į garagę ir pakuosim. Nu ką, iš pirmo žvilgsnio, labai čia viskas normaliai. Čia kažkiek tai vos matosi pėdsakų, kur buvo ta, siūlė dar viena ant tų originaliai sėdynių. Čia irgi va, toks kažkoks linkimas. Ne visai natūralus, bet čia tiesiog nieko čia neišėjo kitaip padaryti. Vis tiek reikėjo čia vašonę dar papildomas siūlės tas daryti, kad išeitų išrietimą, išformavimą tą padaryti. Tai šiaip realiai tai ledas čia viskas yra. Vienintelis dalykas, dėl ko galėčiau prisikabinti, kad čia plevėsuoja medžiaga. Tai čia galima buvo tiesiog kabės įdėti 4 arba 2. Biškį prispaustų, ta prasme, pritrauktų prie pačios lygiai taip pat kaip čia. Kiek suprantu, yra va ties čia ta kabė, kuri pritempia į ten, kad neplevėsuotų. Bet šiaip tai viskas čia zeba. Dedam į mašiną ir žiūrim, kas čia gaunasi. Ir vaizdelis toksai, vat. Viskas šiaip ledas. Čia netgi tas užapvalėjimas toksai dar labiau klasikinis negu kad E30. Bet aišku, išlenda čia tokių vietų, kur ir visai neklasikinės, kaip airbag. Čia reiktų padaryti kokį, nežinau, lipduką, užrašyti kokią nesąmonę. O šiaip tai jo, viskas labai čia fainai susidėjo. Tinka viskas, aišku,
medžiaga ta pati, atspalvis irgi labai viskas čia panašu. Nu, principai tas pats atspalvis, tik tai neaišku, ar partija, kai keičiasi, tai vis tiek ten būna kartais kažkiek tais pasikeičia ir atspalvis. Tai aišku, čia nėra labai čia garaže žiūrėti, čia ta kamera vos sugeba parodyti, kad čia sėdynėje, čia tamsu tiesiog. Tai matysim dienos šviesoje, bet šiaip esu patenkintas. Maloniai sėdisi, viską, pribūtimas veikia, ten viskas irgi. Na, va, tai su salonu tokie reikalai, va, ten sautis taip atrodo, bendras vaizdelis. Gerai visai žiūrisi iš tikrųjų, netgi gal labai gerai žiūrisi. Šiaip tai kardinaliai skiriasi, ta prasme, tikrai nepasakytum, kad čia ta pati pirmuko sėdynė, nors forma ta pati, bet tas raštas, siūlės kelios dingo, visiškai kitaip atrodo. Tai va, tokie dalykai, šiaip tai visai gerai tikrai daro ir su galu, viskas čia fainai. Bet po pirmuko, tai man norėtųsi dar žemiau paleisti tą sėdynę. Kažkaip 40 neina atsigult ant tų grindų, palyginus kaip kituose būna. Tai kažkaip man maloniau, kai žemiau sėdėt, bet čia jau yra kaip yra. Vis tiek žemiau negu buvo su sportzicais. Ir šiaip dabar veikia tas atlošas normaliai, patraukėsi, pats atšoka. Čia nieks nekliba, kaip sportzico buvo, kalatojosi, visur klibėjo. Tai va, jinai tokia maloni standi. Dar vienas niuansas, kad čia yra dabar į patį priekį nustumta maksimaliai. Tai man kaip tik, jeigu būtų žemesnis žmogus, tai reiktų pakelt sėdynę, ten žodžiu kažkaip dar, kad jisai biškį davažiuotų į priekį, bet gali trūkti vietos. Aišku, galima tiesiog persukti beigelius kitoje vietoje, kad arčiau būtų, prisukti tiesiog arčiau vairo būtų. Bet mano atveju tai viskas čia ledas. Dar kilimėlius. Reikės galinius biškį perdaryti, nes dabar gaunasi, kad jie netelpa. Čia tai iš visų keleivio čia. Bet, žodžiu, tos išpjovos yra per mažos ir neįsideda kilimėlis.